Tauragės krepšinio komandos palaikymo komanda. Sakykit, kaip sugalvojat susiburti? Nežinau, mes sugalvojom belė kaip, taip susibūrėm, eidami į varžybas, sugalvojom kaip susidaryti. O kiek jūsų yra iš viso fanų grupėje? Visai daugiausiai kokį 16. Sakykit, kaip galvojat, kaip seksis šį sezoną jūsų mylimai komandai? 3 metus iš eilės buvot antroje vietoje. Šį sezoną tai tikrai norim, kad pirmą paimtumėm, į NKL tikrai norėtumėm jau varyti. Jo. Daugelis komandų regionų lygoj neturi savo fanų palaikymo komandos. Sakykit, gal galėtumėt kažkokį patarimą duoti, kokia paslaptis, kaip susiburt? Nežinau, tiesiog palaikyti savo mėgstamą komandą, ar nori žaisti, pamatyti kaip žaisti jų komandą ar taip. Ir viskas. Tai dabar fanai, prašau jūsų sustoti ir bendrą kažkokį šūkį, kaip palaikot komandą prieš atidarimo rungtynes. 4 Tauragiškiai! Dabar yra ilgoji pertrauka, rezultatas -7 jūsų. Kaip jūs prognozuojat pabaigą rungtynių? 3 taškais turėtų laimėti. O dabar bendrai papasakokite apie Tauragės krepšinį. Jūs, kadangi gyvena Tauragiai, ką reiškia Tauragiai krepšinį? Tauragiai ką krepšinis, taip kaip Kaunui Žalgiris. Labai taiklus atsakymas. Tai dabar pirmo sezono rungtynės. Ką galėtumėt palinkėti savo komandai? Kad ne taip sužaistų kaip dabar, o paskui viskas bus gerai. Susižais, susitvarkys. Ir visiems Tauragės krepšinės ir galim. Užjudėtų geriau, užsiautėtų. Ką jums reiškia gyvenant Tauragėje krepšinį? Mes esam pačios krepšininkės ir krepšinis mums reiškia labai daug. Ar žiūrit kiekvienas Tauragės krepšinio klubo rungtynę? Taip. Ar tenkina jūsų komandos žaidimas? Kartais nesiseka, bet visuomet palaikome ir tenkina jų žaidimas. Kaip dabar prognozuojat šių rungtynių baigti? Dabar yra ilgoji pertrauka, jūs atsiliekat 7 taškais. Nors ir atsiliekame, manau, sparčiai pasivysime ir laimėsime šias rungtynes. Linkiu savo komandai laimėti visas varžybas ir toliau kovoti iki galo. Taigi Tauragėje žinomas krepšinio žmogus, Vidas Jogėla, ką tik gavęs prizą už nuopelnus krepšiniui Tauragėje. Sakykit, kaip jūsų nuomonė, ką reiškia krepšinis Tauragės miestui Tauragei? Aš manau, kad krepšinis Tauragėje reiškia labai daug ir žmonių atžvilgių. Na, šiaip mažai labai sporto Tauragėje, tiek futbolas labai nekokioje padėtyje, tiek rankinis. Tai o dabar vienintelis toksai įsigelbėjimas žmonėm kažkur ateiti, pažiūrėti, susirinkti žiemos vakarais į šią seną sporto salę, pažiūrėti krepšinį. Na, Tauragė, galiu pasakyti, rodo gana neblogus rezultatus, taip kad žiūrovom yra ką veikti. O ką jums reiškia šita Tauragės komanda? Nu, man šita Tauragės komanda reiškia kaip siekimas tolyn. Kažkada buvo laikai, kai aš pradėjau žaisti nuo mažens, po to perėjom į vyrų krepšinį, po to krepšinis baigėsi, žaidimai, ta prasme, prasidėjo trenerio darbas. Nu, aš manau, kad man Tauragės krepšinis labai daug ką reiškia. Ir labai noriu, kad būtų komanda, kad siektų aukščiausių tikslų. Na, čia porą metų dabar nepasisekė, taip kad tikėsimės, kad viskas bus gerai ir sekančiais metais būsime nacionaliniai lygiai.